Japonijos pakrantėje žmonės surado neįtikėtiną radinį, taip vadinami Jonaguni povandeninis griuvėsius. Tačiau ar tai yra gamtos kūrinys, ar senovinės civilizacijos palikimas? Šiandieną mes tai ir bandysime atsakyti. Jeigu jūs norite daugiau panašių video apie pasaulio paslaptis, nepamirškite suprenumeruoti įdomiausią dokumentikos YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausio video. O dabar gero žiūrėjimo. Vandenys esanti šalia Jonaguni salos, kuri priklausė Japonijai, yra populiari nardymo vieta žiemos mėnesiais. Ten galima išvysti gausią kojėgalvių ryklių populiaciją. 1986 metais, norėdamas stebėti ryklius, Kikahiro Tarake pasinėrė vandenis esančių šalia Jonaguni salos. Tik panėręs, jisai prieš save išvydo tai, kas jam atėmė žadą. Maždaug 25 metrų gylyje jis matė darinius, primenančių žmogaus darbo architektūrinės struktūras, kurios turėjo laiptus, kolonas, kelius, netgi kažką panašaus į skulptūras ir hieroglifus. Netrukus po to struktūras aplankė mokslininkų grupė, kuri atidžiau apžiūrėjusi statinius paviešino teoriją, kad tai gali būti senovinės Jomatai civilizacijos liekanos, egzistavusios maždaug prieš 2 ar 3 tūkstančius metų, iki kol ši struktūra nugrimzdo į vandenyno gelmes dėl geologinių veiksnių. Akimirksniu po pasaulį pasklido sensacinga naujiena apie pradingusį pasaulį, kuris buvo pramintas Japonijos Atlantida. Ši vieta akimirksniu tapo turistų traukos objektu, kurį pamatyti traukė žmonės iš viso pasaulio. Šis darinys jaudino žmonių fantaziją. Tačiau atsirado ir nemažai skeptikų teigiančių, kad tai greičiausiai natūralus uolienos darinys ir jis tikrai negali būti žmogaus rankų darbas. Jonaguni struktūra sudaryta iš vientiso akmens. Laiptai, sienos ir keliai atrodo susidarė iš vientisos masės, susiformavusios maždaug prieš 20 milijonų metų. Skelbiama, kad tokias taisyklingas formas per daugybę metų suformavo vandenyno srovės, o menami hieroglifai yra tik įbrėžimai. Bet kaip vandenyno srovės sugebėjo taip tiksliai ir taisyklingai suformuoti šį darinį? Nes jei jį suformavo gamta, ar nebūtų tokių taisyklingų darinių randama daugiau? Mokslininkai iki šiol negali vieningai atsakyti, kaip šis darinys atsirado. Ką jūs manote, ar tai gali būti natūraliai susiformavęs darinys? Ar tai gali būti dirbtinai suformuotas senovinės civilizacijos pėdsakas? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.